Na tai kągi, sveiki visi, šiandien žaidžiame GTA Grand Theft Auto 5 ir visų pirma norėčiau padėkoti, kad apsilankėte mano kanale, kad žiūrite šį vaizdo įrašą, o šiandien ir per visą šį bandymą pereiti Grand Theft Auto 5 kalbėsiu aš, tai yra Kristupas. Aš esu Kristupas. Gerai. Taigi šiandien nežinau kiek vykdysiu misijų, tikriausiai, kad įvykdysiu porą ir paprasčiausiai nenoriu šiandien labai daug užsitęsti ir laiko gan daug neturiu. Gerai, taigi žaidžiam. Reikia detonuoti bombą. Gerai. Bomba detonuota ir varome link pinigų saugyklos. Šiaip iš tikrųjų, tiesą pasakius, aš esu jau vieną kartą perėjęs, bet nesu filmavęs. Todėl šiuo metu bandysiu pereiti ir bandysiu siekti 100%. Tai yra misijas vykdyti auksui. Tačiau nežinau, kaip man tai išeis, tad gerai. Prašau mūsų persikeisti į Trevorą ir nušauti šitą sargą, kuris buvo paėmęs Maiklą įkaitu. Gerai. Bėgame link išėjimo. Taigi. Gerai. Duris prolo. Gerai, važiuojame. Nevažiuojame, einam tiksliau. Gerai. Bėgam į priedangą. Taip. Taip, čia nais yra pora. Čia pora. Tai irgi pagragausi mano kulkų. Taip, čia nais irgi tu. Dar tenais matau slėpės. Davai. Ir dar čia nais turėtų būti vienas. Prašau, ai, rašau. Okei. Taip. Don't be as dumb as you look. Let's get out of here. We keep going forward. Taip. This is fucked, man. The thing is blown. I got my share. It's still wide open. Cars up here. Let's go. Move, come on. The kid might have failed. This wasn't in the job description. Move. We're coming through. Taip, čia nais. Truputį per toli nuėjau nuo Trevoro su nežinau kuo tenais. Net pažįstu. Iš tikrųjų nežinau, kaip šis video mums išeis, kaip išeis man, nes tokių video nesu kaip ir filmavęs. Todėl prašyčiau, kai galėsit, arba jeigu galėsit pasakyti mano klaidas, padėti man, aš tikrai būsiu dėkingas, nes iš klaidų mokomasi. Gerai. Taip. Dabar reikės važiuoti, vairuoti. Nežinau, čia galbūt
Net pažįstu šio. Kiek žinau, su papildoma modifikacijom jūs yra galima patekti į North Yanktoną, kai jau esi perėję šią pirmą misiją. Žinau tikrai, kad galima. Tačiau aš žaidžiu nepirktą versiją, kadangi, tikrai, kad nenoriu leisti 50 eurų žaidimui, kuris vis tiek galų gale pabos. Tai paprasčiausiai sunku pasakyti. Aš geriau parsisiųsiu jį ir pažaisiu, tada įvertinsiu, galbūt tada pirksiu. Bet šiuo metu man tikrai nesu užsidegęs įpirkti. Nėra man tokio poreikio. Tai va, gerai. I'm standing here! Finish me! Taip, čionais, mirktu, tu irgi gali. Die, you cocksuckers! Tau irgi turėtų patikti. Motherfuckers! Taip, tu irgi, opa. Kill me, you pricks! Taip. Gerai. Hey, you, hey! Where's the chopper? Šiaip iš tikrųjų šiame kanale aš tikrai nežaisiu vien tik tai vieno žaidimo. Paprasčiausiai jūs galite man siūlyti ką pažaisti, bet siūlykite tai, ko galbūt nereiktų pirkti, nes aš nesu iš tų, kurie leidžia pinigus žaidimams, aš paprasčiausiai geriau atsisiųsiu jį. Tada aš ir galėčiau pabandyti jį pažaisti, todėl siūlykite, aš tikrai atsižvelgsiu jūsų pasiūlymus ir galbūt vieną dieną jūsų žaidimas atsiras mano kanale. Taip. Not always a good citizen. He did not die a hero's death, but he was a man. Our Lord was crucified. Perhaps not judged. We are born in sin, but we know that you will show mercy to our cause. Taip, tai vis dėlto Michaelas Ale mirė. Kaip matėte, jisai iš tikrųjų yra gyvas. Buvo jisai parodęs, paprasčiausiai jisai buvo kitaip apsirengęs. Ir dabar jisai dabar yra pas James. psichologą. He's a good kid. He's a good kid? A good kid? Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, then no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores, smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked.
just did. Oh. Well, I think that's all we have time for. The same time next week? I guess. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. Tai va. Susipažinom su dviejais šio žaidimo veikėjais, tai yra Trevoru ir Michaelu. Trečias veikėjas, su juo susipažinsim netrukus. Kiek žiūrėjau, kiek skaičiau apie Grand Theft Auto 5, na nežinau. Jis, kai aš žaidžiau pirmąjį kartą, man jis tikrai patiko. Žaidžiau, nežinau, kiek praleisdavau prie kompiuterio, kad paprasčiausiai žaisti misijas, nes man paprasčiausiai buvo poreikis jas įvykdyti. Tačiau kai vykdžiau, jau atsibodo, nebeįdomu, nes viskas pabaigė tokį tikrą gerą žaidimą, kuris kurtas kone kiek. 5 metus tu jį pabaigė per 3 dienas. Nei šis, nei tas. Taigi va. Hey, excuse me, homie. Can you tell me where Berto Beach House is? No, homie, I cannot. Man, would you come on? Actually, yeah. It's that house right there, with the yellow stairs. Yeah. Good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn. Why don't you ask him if he knows the fucking owner? Gerai. Iš tikrųjų, mano manimu ir mano žinojimu, Franklinas yra tas kairysis, tas, kuris šiuo metu šneka. Ir man iš šio žaidimo labiausiai ir patiko Franklinas. Jis paprasčiausiai yra toks savotiškas ir nežinau, nėra tiesiog žodžių labai stipriai jie apibūdint, bet jis paprasčiausiai yra tikrai man patinka jisai. Na, ne ta prasme, kad patinka, bet tačiau kaip paprasčiausiai ne žaidėjas, o charakteris, nežinau, nemoku iš vis dabar šiuo metu. Okei, išsirinksiu, aš imu šitą. Like that? Bobby big dick on a nigga, huh? Shit, for real, homie? Damn, this motherfucker got robo-roof and everything, nigga. He should have paid the nizzo. Well, you gotta grind to keep that shit. Now it's back on us. Hell yeah, I want to see what it do. Hey, hit me on the speakerphone, Long. Oh, it's like that? For sure, homie. Gerai. Iš tikrųjų, kai žaidžiau patį pirmą kartą, šiandien tik tai apie pirmus kartus aš šneku, kai žaidžiau po GTA 4, šitas valdymas man buvo tiesiog, nežinau, labai keistas, nemokėjau, nes per GTA 4 yra tikrai nesąmoningas valdymas, paprasčiausiai. Čia jau yra kažkas tokio geresnio, įdomesnio, nėra tokių nesąmonių. Blemba. Nenoriu keiktis, bet paprasčiausiai, kartais man tikrai gali išprūst. Nesu tas toks keikūnas, bet nesu ir tas toks paprastas. Taigi Franklino specialioji, kaip čia, ability, kaip sakau, man su anglų šiuo metu, būtent šiuo metu, yra ne kažkas. Tai vienu žodžiu. Ability, kaip čia pasakius, kaip jinai vadinas. Na, manau, supratot, apie ką aš šneku, jo pagrindinė ability yra
lengvesnis kaip mašinų valdymas. Parašiausiai, bet jeigu nori, paprasto išsisukimo, aš taip neišsisukčiau. Parašiausiai tai yra, nelabai įmanoma. Okay. Tada čia reiktų užsinešti, užsidriftinti, kad normaliai viskas išeitų. Gerai. Nežinau, galbūt jums gali ir man šiek tiek lagina, nes mano kompiuteris tikrai yra ne per geriausias. Tikrai yra ne per geriausias. Artimiausiu metu turėčiau pirkti naują ekraną. Nes šiuo metu jis yra mažas. Turėjau didesnį, tačiau jisai... Palaukit, man rašo. Tačiau jisai sugedo. Trūkčiojo man iš pradžių, paskui sugedo, visiškai nebeįsijungė. Tai šiuo metu sėdžiu su tokiu senu ekranu, kuris man tikrai ne prie širdies. Bet vis dėlto norint, reikia ką nors paaukoti. Gerai. Oh shit, the one time. Be cool, fool. We got the paperwork. Whatever, you explain that shit. I'll see you at the dealership. Explain that shit my ass. Gerai, dabar reikia pabėgti nuo policijos. Taip. Šiaip iš tikrųjų, kaip sakau, pirmą kartą, kai žaidžiau, viskas buvo tiesiog, nežinau kaip pasakyti, labai keista, labai... Čia tai jau stipriai sudrožiau. Va. Ir dar jisai ką labai gerai padaro. Paprasčiausiai, jeigu tu įsitrenki, tu nesustoji, kaip tu sustotum su normaliai atsitrenkęs. Bet tu, pavyzdžiui, jeigu ir užsineši ar tenais atsitrenki, nepamačiau policijos per tą apsišnekėjimą. Velnis. Vienu žodžiu, kai užsineši, tu paprasčiausiai gali labai lengvai išsitiesinti su tą ability. Gerai. Bandom čia. Gerai. Bandom. Taip. Viskas. Nuo policininkų pabėgom. Dabar reikia pristatyti automobilį į reikiamą poziciją. Dar prisipažinsiu vieną dalyką, ką dariau žaisdamas pirmą kartą. Visi žinom, egzistuoja GTA serijose visada egzistavo kodai, kurie palengvindavo žaidimą. Šiaip aš nesu mėgėjęs juos naudoti, nes jie, galim sakyti, gadina visą įdomumą. Tačiau, kaip sakiau, viskas buvo man per sunku ir aš naudodavau tik tai vieną kodą, tai yra pabėgimas nuo policijos. Kadangi aš tingėdavau, kartais tikrai tingėdavau, kartais norėdavau greičiau įvykti tam tikras misijas, aš paprasčiausiai suvesdavau kodą ir tada nebereikėdavo bėgti. Nes kartais reikėdavo bėgti nuo 3, kartais reikėdavo bėgti nuo 4 žvaigždučių. Ir, ką padarys, būdavo tam būdu.
This racist insulted me. Hey, what's up, fool? Who you calling a nigga? No, I'm not calling nobody a nigga. Wait, what the fuck? I mean, N-word. That's not cool, man. I don't say that. You fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. But seriously, maybe he's not a racist. I don't think that he is man enough for a card like this. Wait a second. This guy right here, him, get him a hybrid. That's a real man's card. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue. Money isn't an issue. This is the best part. Watch this when he real man, he's gonna get all this for money. Look, man, I gotta go. Hey, Simeon, I'm out. I'll holler at you, homie. Best part, man. So, Jimmy, are you sure you are man enough? Take the wheel. Gerai. Taigi, kaip čia rašo, kiekvienas žaidimo veikėjas turi tam tikrą mašiną, automobilį, kuriuo jis važinėjas ir kuris yra ypatingai pažymėtas žemėlapyje. Dažniausiai jie būna prie namų arba prie misijos vietos, žiūrint kada ir kur jums ją reiktų naudoti. Gerai. Nežinau, kaip čia dabar padarius. Žiūrėsim. Gerai. What's up? Can a low come up in your crib? Hate me because I'm beautiful, nigga. Maybe you got rid of that old yee ass haircut you got, you get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon and lawyer she fucking with, nigga. What? Y'all telling me? Oh, he here. We living on top of each other and it ain't right. Shoo! Get on out of here. Okay, baby. I see what the thing is. I was on the phone, boy. Don't be listening. God damn. Gerai, šiuo metu aprodomi namai. Šitą galim prasukti, kadangi aš žinau. Na, gerai. Kaip tikriausiai šiandienai užteks, nors ne. Nuvažiuokim ne misijas, o nuvažiuokim, pavyzdžiui, na, apsikirpti. Nuvažiuokim apsikirpti. Kam nors tokio... Franklin! Hey, what's going down, homie? The market, my boy. Liquidity's a bitch. Get over here so I can give you the new repo list. All right, dog. I'll be around when I get a chance. Okei. Nuvažiuosim dabar apsikirpti ir tada. Tada tikriausiai baigsim šį epizodą, nes nenoriu labai užsitęsti, tuo labiau, kad tai pirmasis mano video, man dar reiks su juo tikrai ilgai patirti, pažiūrėti, kas yra gerai, kas yra blogai, kur reikėtų tobulinti. Ir taip. Tai kaip sakiau, jeigu galite, jeigu esate tikrai išmanantis šį verslą, ne verslą, o kaip čia pasakius, na, šią sritį, tikrai galite sakyti priekaištus nuomonės, aš tikrai juos perskaitysiu ir bandysiu pataisyti. Nes, kaip sakiau, aš tikrai nesu tas, kuris čia viską idealiai moka. Taip, gerai. Čia yra mūsų kirpykla. Gerai, to get haircut. Gerai. Taip. Triple rails. Snakes. Atrodo, turėtų pajudėti. Taip.
Kas čia? O. Šiaip man šitas gan patiko. The Film, man atrodo, kaip originali. Imam šitą. Tapsi kaip afro. Sparta. Padarom kartu. Bet šiaip ten logiškai iš tikrųjų pastebėjau. Ateina tarsi apkirpėt užaugina vardą. Toks nesuprantu šito dalyko. Taigi taip. Manau, šiam epizodui užteks. Komentuokit, prenumeruokit ir susitiksime kitame video. Su jumis buvau aš, Kristupas iš Gal pažaiskim. Iki.